Laba diena. Šiandien papasakosiu apie statutinį teismą, įsteigtą 1935 metais. Papasakosiu apie tai, koks tai buvo teismas, kodėl jis buvo įsteigtas, jo sudėtį, likimą, kaip įvertino pasaulio mokslai ir publicistikoje. Mano pasakojimas paremtas mano monografija Statutinis teismas. Kaip žinote, Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos dalimi tik tai prieš 100 metų. Taip atsitiko pasirašius Pirmojo pasaulinio karo baigtį liudijančią Versalio taikos sutartį, kai santarvės valstybės perėmė Klaipėdos kraštą, o vėliau jį perdavė Lietuvai. Perduota Lietuvai ji buvo neatsitiktinai. Pirma, krašte gyveno daug lietuvių. Antra, Baltijos jūra sudarė natūralią Lietuvos sieną, šimtmečius nuo jos atplėštą. Vėliau Riomeris apie uosto reikšmę mūsų valstybei rašė taip: jei mes ir esame nepriklausomi ir gyvi, tai Klaipėdos ir Baltijos jūros dėka. Taigi 24 gegužės 8 Lietuva ir Britų imperija, Prancūzija, Italija bei Japonija pasirašė Klaipėdos krašto konvenciją, kurios vienas iš priedų vadinosi Klaipėdos krašto statutas. Turbūt pastebėjote sąsają Klaipėdos krašto statutas ir statutinis teismas, apie kurį aš šiandien pasakoju. Taip, statutinis teismas kaip tik ir buvo steigiamas tam, kad nagrinėtų Klaipėdos krašto autonominių ir valstybės įstatymų bei administracinių aktų atitikimą Klaipėdos krašto statutui. Tuo jis ir priminė ne tik konstitucinio, bet ir administracinio teismo funkciją. Atrodo visiškai protinga įsteigti tokį teismą, kai prie Lietuvos buvo prijungta autonominė teritorija, Klaipėdos kraštas, kurios suvereno teisės buvo perduotos Lietuvai. Teritorija, kuri apie 700 metų priklausė kryžiuočiams, Prūsijai, Vokiečių reichui, trumpai tariant Vokietijai, nenuostabu, kad kildavo ginčai, nesusipratimai tarp autonominių Klaipėdos krašto institucijų, kurių dauguma sudarydavo vokiškai kalbantis memelenderiai ir didžiosios Lietuvos institucijų, kurios stengiasi kaip įmanoma greičiau ir efektyviau lietuvinti Klaipėdos kraštą, plėsti lietuvišką mentalitetą jame. Atrodo, labai civilizuotas būdas tuos nesusipratimus spręsti teisminiu keliu. Pasikartosiu, statutinis teismas buvo įsteigtas konfliktams tarp Klaipėdos ir didžiosios Lietuvos spręsti, tačiau nebuvo viskas taip paprasta. Statutinio teismo idėją įgyvendinti buvo neįtikėtinai sunku. Kodėl? Pirmiausia, dėl to, kad Klaipėdos krašto statute nustatyta tik tarptautinių institucijų priežiūra ir nedetalizuota suvereno, tai yra didžiosios Lietuvos priežiūra autonominių institucijų atžvilgiu. Taigi statute Lietuvos teisininkai, ypač Mykolas Riomeris, pastebėjo ir konstatavo spragą. Statute trūko nuostatų nukreiptų į autonominės vykdomosios valdžios aktų teisėtumo kontrolę. Šią spragą turėjo užpildyti statutinis teismas. Tačiau taip manė tik Lietuvos teisininkai, ypač Mykolas Riomeris, kuris apie tai rašė ir lietuvių, ir prancūzų, ir vokiečių kalbomis, rengė statutinio teismo įstatymą, rašė jam aiškinamąjį raštą. Vokiečiai teisininkai manė priešingai, jų nuomone Lietuvoje steigiamas statutinis teismas buvo neteisėta priemonė spręsti ginčus tarp Klaipėdos ir didžiosios Lietuvos. Statutinio teismo idėja dar labiau pagilino santykių prarają tarp Kauno ir Berlyno, dar labiau paskatino kalbas apie Klaipėdą ir Lietuvą tarptautinėje arenoje. Tačiau ir be statutinio teismo Klaipėdos krašte kildavo daugybė nesusipratimų. Pirmiausia, dėl krašto tautinės sudėties. Lietuvių buvo apie 15%, vokiečių apie 10%, o didžioji dauguma, apie 75%, sudarė memelenderiai, tai yra suvokietėję lietuviai. Apie jų prigimtį bylojo lietuviškos suvokietintos pavardės – Jonelait, Ramuten, Simonait, Jurgelait ir taip toliau. Klaipėdos krašto gubernatorius Antanas Merkys apie memelenderius rašė taip: dvasioje jie yra tikri vokiečiai. Na, ta dvasia stiprino ir religiją, ir švietimas, ekonomika, oficialios institucijos. Nuo senų laikų Klaipėdos krašto gyventojams buvo diegiama meilė ir ištikimybė Vokietijai, kuri turėjo nešti, citata, kultūros palaimą rytams. Lietuvos rašytoja Ieva Simonaitytė prisiminimuose minėjo, jog buvo tikra Vokietijos patriotė. Cituoju: buvau pasidariusi Vokietijos patriotė ir be galo mylėjau kaiserį Vilių II. O tai atsitiko dėl to, kad buvo karas.
ir kad buvau pakliuvusi į būrį vokiškų mergaičių, kurios visos buvo lietuvaitės. Beveik jau buvo ir mane beįtikiną, kad aš esu vokietė. Den Deutsch sind est ein Ehre, nes vokietė būti garbė. Vydūnas liudijo, kad klaipėdiečiai gėdijosi savo lietuviškos kilmės, cituoju, ir lietuviškasis jų gyvenimas teapsireiškia tik namuose. Kuomet lietuviai iš jų išeina ant gatvės, jie jau ir nebėra lietuviais. Šiaip nesirodo lietuviais. Savo lietuviškumą jie tarsi savyje paslėpę laiko. Lyg jį nešti turėtų tik kapuosną, lyg jam nebebūtų gyventi šiame pasaulyje. Martynas Jankus rašė, cituoju, per 600 jungo metų daug mūsų brolių neištesėjo kovoje, pamiršo gimtąją kalbą ir išsižadėjo savo tautos, kad ir lietuviškas kraujas juose teka, bet vergystės priemaišomas apdėtas. Daugeliui vaidilų ilgai reikės kankliuoti, kad jų atmirusias širdis sužadintų. Nesusipratimus kėlė ir ilgamžių ekonominių saitų nebuvimas tarp Klaipėdos ir Kauno, socialinių saitų nebuvimas, skirtinga religija, ta pati Hagos tribunolo, tas pats 32 metų sprendimas Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje, kuris tarsi turėjo kaip tik problemas išspręsti, bet ne, atvirkščiai. Vėliau prisidėjo ir politiniai dalykai, nacionalsocialistinių partijų kilimas, amžinai konfliktiniai Klaipėdos krašto seimelio rinkimai, kuriuose dažniausiai daugumą laimėdavo memelenderiai, valstybių signatarių dviguba politika, nacionalsocialistinė propaganda mokyklose, radijoje, spaudoje, ne visada garbinga generalinio konsulato veikla Klaipėdoje, nuolatiniai Vokietijos skundai, Notos tautų sąjungai apie tai, kaip Kaunas pažeidinėja klaipėdiečių teisės, išskirtinai tik vokiečių kalbos vartojimas Klaipėdoje, ypač teismuose ir mokyklose, ignoruojant lietuvių kalbą, nors abi kalbos pagal Klaipėdos krašto statutą turėjo turėti tą patį statusą. Priminsiu, kad pirmą kartą byla lietuvių kalba Klaipėdos krašto teismuose buvo išnagrinėta tik 1934 metais, tai yra po 10 metų, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Teisėjų atranka buvo vokiška į autonominius teismus, Lietuvos universiteto diplomai nebuvo pripažįstami krašte ir kitka. Visos tos konfliktinės situacijos daugiau ar mažiau buvo kūriamos ir dirbtinai, remiamos Vokietijos ar vokiškos politikos pakraipai prijaučiančių krašto gyventojų. Stengiantis objektyviai vertinti tuos konfliktus ir nesklandumus tarp Kauno ir Klaipėdos, pamirštant savo, sakykime, tautybę, pilietybę, nori, nenori, išvada peršasi viena. Lietuvos suvereno teisės Klaipėdos krašte 24-39 metais buvo engiamos. Taigi, įsteigus statutinį teismą tikėtasi stiprinti suvereno teisės, valstybingumo idėją Klaipėdoje, taip pat tikėtasi pagaliau rasti būdą konfliktus spręsti valstybės viduje, nesikišant nei valstybėms signatarėms, nei Vokietijai, nei tarptautinėms institucijoms, tokioms kaip Tautų sąjungos taryba ar Hagos tribunolas. Notas lietuviai pateikdavo ne tik Lietuvai, pateikdavo ne tik Vokietija, bet ir valstybės signatarės yra tos valstybės, kurios pasirašė Klaipėdos krašto konvenciją ir perdavė tokiu būdu kraštą Lietuvai. Tada Lietuva ruošdavo atsakymus, kuriuos kiekvienas diplomatas pateikdavo valstybių signatarių vyriausybėms. Lietuva buvo priversta netgi ieškoti pagalbos kitose valstybėse. Antai įgaliotas ministras Čekoslovakijoje rašte nurodė, kad bendravo su Čekoslovakijos prezidentu Benešu, o šis pažadėjo palankių požiūrių Lietuvai apie ją kalbėti valstybių signatarių atstovams. Yra Prancūzijoje, Italijoje, Japonijoje, Britų imperijoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras tik kilus kokiems neramumams, demaršams, kviesdavo šių valstybių atstovus verbaliniams pareiškimams dėl padėties Klaipėdos krašte. Po to įteikdavo ir raštus, kad čia perduotų savo vyriausybėms. Būdavo įdomus Lietuvos diplomatų pokalbiai su užsienio diplomatais, ypač su Klaipėdos krašto konvenciją pasirašiusiomis valstybėmis. Jie liudijo apie dvigubus žaidimus, kuriuose Lietuva turėjo laviruoti kaip išmanydama. Pavyzdžiui, Britų atstovas paklausė, ar mes galėtumėm Klaipėdos krašte gyvenantiems vokiečiams suteikti tam tikrų lengvatų. Tai yra, cituoju, hitleriškų dainų dainavimą, Hitlerio portreto kabinimą, vėliavos su hakenkreucais kabinimą ir panašiai. Stasys Lozoraitis atsakė, kad vokiečių krašte yra mažuma, o mažuma turi būti lojali valstybei, cituoju.
gyventi kokioje valstybėje ir ugdyti joje svetimos valstybės revoliucinius siekimus niekas, niekur ir niekados jokiai mažumai neleis. Kitas Britų reikalų patikėtinis, Preston, pasiūlė neerzinti Vokietijos. Lozoraitis jam atsakė, cituoju, kai dėl Vokietijos erzinimo pridūriau ponui Preston, ar netrodo jam, kad atsistojus ant besąlyginio Vokietijos neerzinimo pagrindo, mes galų gale sukompromituosim svarbiausius savo valstybinius interesus. Ir ar jis gali man pasakyti, kur yra vidurinė linija tarp svarbių valstybės interesų gynimo ir to Vokietijos neerzinimo, apie kurį jisai kalba. Jeigu taip svarstytų reikalą, tai ar yra ir jam pačiam aišku, lygi kurios ribos mes galime ginti savo teisėtus interesus ir kur turėtum sustoti, jeigu norėtum neerzinti Vokietijos. Taigi, Lietuvos diplomatija turėjo derinti santykius su valstybėmis signatarėmis dėl kiekvienos smulkmenos susijusios su Klaipėdos kraštu, įskaitant žinoma ir statutinio teismo steigimą. Štai tokiame kontekste gimė idėja steigti statutinį teismą, tokiame kontekste jis buvo įsteigtas, tokiame kontekste jis buvo ir sunaikintas. Kaip prasidėjo jo steigimo procesas, kas jame dalyvavo? 1930 birželį ministrų kabineto prašymu valstybės taryboje buvo sudaryta Klaipėdos komisija, iš kurios buvo sudaryta pakomisija rengti statutinio teismo įstatymo projektui, o pakomisiją sudarė Mykolas Riomeris, Kazys Žalkauskis ir Tadas Petkevičius. Šie asmenys kūrė statutinio teismo įstatymą iki 32 metų, tada jau visi laukia Klaipėdos krašto bylos sprendimo Hagos tribunole, apie kurį aš pasakojau, ir galite tą mano pasakojimą susirasti Mykolo Riomerio YouTube paskyroje playliste. Per tuos kelis metus, nuo 30 iki 32 metų, įstatymų projektai buvo intensyviai svarstomi, tačiau diskusijos tai nutildavo, paskui vėl atsinaujindavo, nutildavo, nes vienu metu Lietuvos diplomatai siūlė atsisakyti statutinio teismo idėjos ir pavesti jo funkciją atlikti steigiamam Lietuvoje administraciniam teismui, tačiau ir šis nebuvo įsteigtas. Siūlyta netgi pildyti Lietuvos konstituciją. Manyta, kad valstybės centrinės valdžios institucijų įsikišimo aktai gali būti vykdomi nepriėmus jokio teisės akto, o kai iškyla poreikis, yra ad hoc. Taigi ilgainiui buvo traukiamasi nuo idėjos steigti statutinį teismą ir tas traukimasis buvo susijęs su baime apie tai, dėl to, kaip Vokietija reaguos į statutinį teismo steigimą. Paskui įvyko konfliktas tarp Klaipėdos krašto gubernatoriaus Antano Merkio ir direktoriaus pirmininko Otto Piotkerio, kuris nuėjo iki Hagos tribunolo ir apie kurį jūs galite paklausyti viename iš mano podcastų Mykolo Riomerio universiteto YouTube paskyroje. Taigi, 32 metais visi laukė Hagos tribunolo sprendimo, todėl apie pusmetį statutinio teismo įstatymo projektų jau nieks nebesvarstė. Pagaliau priimtas buvo tas sprendimas ir kągi, iš to sprendimo visiškai buvo akivaizdu, kad statutinio teismo steigimas Lietuvoje tikrai galimas. Kitaip tariant, Hagos tribunolas tiesiog legitimizavo statutinio teismo idėją. Tai pabrėžė Mykolas Riomeris. Turėta mintyje Hagos tribunolo ta tezė sprendime, kad direktorijos pirmininko atšaukimas iš pareigų galimas stingant kitų priemonių. O kokios tos kitos priemonės? O ir teisingumo teismo teisėjai, nesutikę su daugumos teisėjų nuomonę, savo atskiroje nuomonėje, kurią pridėjo prie Hagos tribunolo sprendimo dėl Klaipėdos krašto statuto, jie išdėstė savo atskiroj nuomonėj, kad turi būti teisminės institucijos funkcija vietoj direktorijos pirmininko atšaukimo. Na, ta teisminė institucija ir galėjo būti statutinis teismas. Taigi vėl grįžta prie statutinio teismo idėjos atgaivinimo po Hagos tribunolo sprendimo, tik šį kartą jau nebe valstybės tarybos pakomisijoje, bet 32 metais spalį sudarytoje konfidencialioje slaptoje konsultantų komisijoje Klaipėdos krašto reikalams prie ministro pirmininko. Į konsultantų komisijoje buvo Stasys Lozoraitis, Tadas Petkevičius ir Mykolas Riomeris. Svarbiausias darbas buvo statutinio teismo įstatymo projektų rengimas. Tačiau iš aukštų politikų ir diplomatų vėl pasigirdo abejonės teisinio reguliavimo reikalingumu. Pirmiausia, baimintas ekonominio boikoto iš Vokietijos pusės. Daugybę kartų konsultantų komisija baigusi svarstyti statutinio teismo įstatymo projektą vėl sugrįždavo prie jo.
Kartu buvo rengtas ir gubernatoriaus teisių įstatymo projektas. Ilgainiui projektai pamirštami, vėl prisimenami, tikinti suderinti statutinio teismo įstatymą, su teismo steigimą su teismų reforma. Ir 33 metais Liepos 5 ministrų kabinetas priima statutinio teismo įstatymą. Aš priminsiu jums, kad tuo metu nebuvo Seimo, taip. Taigi ministrų kabinetas priima teismo įstatymą, tačiau po kelių dienų, tai yra Liepos 11 dieną, paskelbiamas teismų santvarkos įstatymas, o statutinio teismo įstatymas nepaskelbiamas. Daugiau nei po metų vėl atnaujintos diskusijos dėl statutinio teismo įstatymo ir pagaliau 35 kovo 13 įstatymas paskelbiamas. Beje, konsultantų komisija Klaipėdos krašto reikalams įdomi ne tik todėl, kad rengė statutinio teismo įstatymo projektą, bet ir todėl, kad ji, spręsdama sudėtingus valstybinio masto klausimus, tam tikrų lygmenių atliko statutinio teismo funkciją, o kai kurie jos nutarimai, nuomonės, aiškinamieji raštai, gubernatoriaus veto pagrindimai realiai priminė oficialią konstitucinę doktriną. Manytina, kad konsultantų komisija Klaipėdos krašto reikalams, jos sprendimai, tai buvo pirmieji Lietuvoje dokumentai, liudijantis Lietuvos konstitucinės jurisprudencijos ištakas. Laikotarpiu nuo 30 iki 35 metų parengta per 20 įstatymo projektų susijusių su statutinio teismo teisinio statuso. Aišku, kad tas įstatymas buvo parengtas praktiškai per vieną mėnesį dar 30 metais, bet visokios ekonominės, politinės, tarptautinių ginčų baimės tai skatino greičiau steigti statutinį teismą, tai atitraukdavo nuo šios idėjos. Statutinį teismą planuota steigti vyriausiame tribunole. Teisėjų skaičius svyravo, iš pradžių 3, paskui 7, kadencijos trukmė buvo siūloma irgi, tai 3 metų, tai 7 metų, kito ir teisėjų skirimo tvarka. Pagaliau apsispręsta, kad statutinio teismo teisėjais bus vyriausio tribunolo pirmininkas ir valstybės vadovo teisingumo ministro pristatyti 7 metams skiriami 4 teisėjai, turintys žinių viešosios teisės srityje. Kiti bendrieji reikalavimai buvo tokie patys, kaip ir kitų teismų teisėjams. Nuspręsta, kad į statutinį teismą galės kreiptis direktorija, gubernatorius ir teisingumo ministras. Taigi, kaip sakiau, 35 kovo 13 paskelbtas statutinio teismo įstatymas, tačiau statutinio teismo teisėjai buvo paskirti tik tai spalį, o pats įsakymas dėl paskirimo paskelbtas tik gruodį. Tai yra po 10 mėnesių nuo statutinio teismo įstatymo paskelbimo. Akivaizdu. Ir įstatymas turėjo įsigalioti tą pačią jo paskelbimo dieną. Akivaizdu, kad kovo 13 dieną paskelbtas įstatymas tikrai neveikia. Tačiau net ir paskyrus statutinio teismo teisėjus, statutinis teismas nepradėjo savo veiklos. Vėliau jo teisėjai liudijo, kad teisme nebuvo iškelta nei viena byla. Teisėjai nesiryžo aiškinti, kodėl nebuvo kreipiamas į statutinį teismą, tačiau priežastys akivaizdžios. Versalio taikos sistemos irimas, kuris keitė ir tarptautinius santykius Europoje, valstybių signatarių dvigubą politiką, daromas spaudimas Lietuvai, pavyzdžiui, nurodant, kad statutinis teismas negali būti vadinamas teismu, kad tai galėjo būti tik konsultacinis darinys, pavyzdžiui, taryba. Prie statutinio teismo idėjos žlugimo be abejo prisidėjo ir pačių Lietuvos politikų pareigūnų neryžtingumas, kurį turbūt galima ir pateisinti kartais. Riomeris buvo vienas iš svarbiausių veikėjų steigiant statutinį teismą. Yra keletą be galo reikšmingų publikacijų lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Publikacijos pasižymėjo savo nešališkais, objektyviais, apsvarstytais ir pasvertais argumentais. Šiuose straipsniuose įžvelgtinos pagrindinės mintis buvo tokios, kad nesklandumai Klaipėdos krašte kilo ir dėl konstitucinio lygmens problemų. Tai yra dėl teisės spragos Klaipėdos krašto statute, kuriame nebuvo numatyta realių priemonių priežiūros, nukreiptų į Klaipėdos krašto autonominės institucijas. Lietuvos Respublika negalėjo teikti skundų tarptautinėms institucijoms, tai yra nei nuolatiniam tarptautinio teisingumo teismui, nei Tautų sąjungos tarybai, ne tik dėl to, kad kreipimasis į šias institucijas buvo ribotas, o dėl to, kad skųsdamasi Lietuva, kaip sakant, jinai būtų paneigusi savo pačios suvereno teisės į kraštą.
Ji tarsi išsižadėtų savo valstybingumo, nes kaip tik ji buvo tarptautinės teisės subjektas, o ne Klaipėdos kraštas. Lietuva ir Klaipėdos kraštas nebuvo du suvereno teisėmis disponuojantys subjektai, todėl tarp jų kylantis ginčai turėjo būti sprendžiami valstybės viduje, o ne kažkur už valstybės ribų tarptautinėse institucijose. Na, valstybinė priežiūra turėjo būti ir tuo atveju, kai nenumatyta statute. Statutas aišku, kad jis visko ir neprivalėjo numatyti. Tokiu atveju buvo reikalingas nacionalinis teisinis reglamentavimas, nes jo nebuvimas kenkia valstybėms interesams. Teisinis reglamentavimas šiuo atveju reiškia statutinio teismo įstatymą ir pačią jo teisminę funkciją. Lietuvos suvereno teisėms apsaugoti santykiuose tarp valstybės centrinės valdžios ir krašto autonominių institucijų turėjo būti 4 priemonės. Klaipėdos krašto gubernatoriaus veto numatyta statute, gubernatoriaus teisė paskirti direktorijos pirmininką numatyta statute, statutinis teismas, kuris nebuvo numatytas statute, ir gubernatoriaus teisė atšaukti direktorijos pirmininkas, kuris nebuvo numatytas statute, bet buvo legitimizuotas Hagos tribunolo sprendimo Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje. Tai štai šios 4 priemonės turėjo sudaryti teisinių priemonių sistemą, išsaugoti pusiausvyrą tarp Didžiosios Lietuvos suvereno teisių ir Klaipėdos krašto autonomijos. O kaip ta pusiausvyrą išsaugoma? Jinai išsaugoma būtent tuo, kad į statutinį teismą galėjo kreiptis ne tik Didžiosios Lietuvos centrinės valdžios institucijos, bet ir autonominės. Taigi statutinio teismo įsteigimas turėjo būti naudingas abiems pusėms, ir Klaipėdos krašto autonominėms institucijoms, ir Didžiosios Lietuvos centrinėms institucijoms. Statutinis teismas turėjo sukurti lankstų, objektyvų, teisingą, civilizuotą autonominės teritorijos ir valstybės santykių būdą, vengiant centrinės valdžios tiesioginio kišimosi į autonomijos sritis, nes toks tiesioginis kišimasis nebuvo numatytas. Statutinio teismo sprendimai negalėjo saistyti tarptautinių institucijų ir jie galėjo būti skundžiami nuolatiniam tarptautinio teisingumo teismui. Statutinio teismo įsteigimas Lietuvoje neliko nepastebėtas Vokietijos spaudoje. Apskritai akademiniuose diskursuose mezgėsi mokslinės diskusijos, debatai, polemikos, pavyzdžiui, tarp Mykolo Riomerio ir vokiečių teisininko Brunso, tarp Jokūbo Robinzono ir vokiečių teisininko von Tabujo ir von Treita-Klorenhoven. Vokiečiai tvirtino, kad už statutinio teismo įsteigimo slypėjo Lietuvos politiniai kėslai, užkliuvo jiems statutinio teismo kompetenciją spręsti dėl autonominių teisės akto atitikimo statutui, nes tokia institucija nebuvo numatyta statute. Taip pat jie teigia, kad statutinio teismo įsteigimu Lietuva tiesiog trokšta pašalinti tarptautinę atsakomybę prieš tarptautinės institucijas. Vokietijos ekspertai tvirtino, kad negali būti jokios tiesioginės valstybinės priežiūros autonominių institucijų atžvilgių, kad autonominių administracinių aktų teisėtumą galėjo tikrinti tik Klaipėdos krašto administracinis teismas. Na, Vokietijos teisininkai statutinį teismą laikė Lietuvos neteisėto kišimosi į krašto autonomiją įteisinimu, ir apie tai buvo rašoma ir publicistikoje, ir moksliniuose žurnaluose. Na, tarp vokiečių teisininkų pastebėjimų reikia pripažinti būti ir teisingų. Pavyzdžiui, tai, kad statutinio teismo įstatyme nebuvo numatyti padariniai, teismui pripažinus įstatymą ar administracinį aktą neteisėtų, kad įstatyme nebuvo procesą reglamentuojančių normų. Ar tikrai buvo prasmingas statutinio teismo steigimas? Praktikoje ne. Nes jis taip ir neišsprendė nei vienos bylos. Manytina, taip atsitiko vengiant konfliktų su Europos valstybėmis, tarptautinių skandalų, ekonominių boikotų. Gal vis dėlto šios institucijos steigimas buvo pernelyg romantizuotas? Tiksliau būtų teigti, kad statutinio teismo idėja aplenkė savo laiką. Europoje tuo metu nebuvo erdvės tokiems teisiniams sprendimams, kuriuos padarė Lietuva. Teisinės institucijos nyko, o nebuvo steigiamos. Kita vertus, šio teismo steigimas padėjo nemenkus, o gal net ir fundamentalius viešosios teisės, tarptautinės, konstitucinės, administracinės pagrindus Lietuvoje. Be to, mes Lietuva buvome viena iš vos kelių Europos valstybių įsteigusių konstitucinio ir administracinio teismo funkciją, turėjusi atlikti teismą. Vienas svarbiausių ir svariausių
teisinės valstybės komponentų. Ačiū.